visai nesenai buvo organizuojamas referendumas, tarkime, ne dėl kartelės iki 100 000, kad galėtų įvykti referendumas sumažinimo. Tai dalyvavom ir mes, ir greičiausiai ir Naglis prisidėjo, čia visi mes dirbom šituo klausimu. Niekur nebuvo girdėti, nei per LNK, nei per TV3, nei Delfyje, nei radijo stotyse, niekur, tylų ramų. Mes patys vertėmės per galvas, informavom žmonės, lakstėm per kiemus, ėjom per butus, kad rinkti tos parašus. Aišku, buvo visokių lakštingalučių, kurie patrukdė ir taip toliau. Nenoriu aš tiesiogiai to žmogaus įvardinti nepatingais. Tai ta prasme, žodžiu, vien trūkdžiai buvo iš anos barikadų pusės, ane? Dabar šitas dvigubos pilietybės referendumas, aš važiuoju su mašina, jeigu jau įsijungiau radijo, tai kas pusę valandos, tai tikrai išgirsiu, jeigu ne 4 kartus per valandą, kad šitas referendumas reikalingas, prašom visi eikit, balsuokit ir taip toliau. Tai visų pirma, prieš perduodamas žodį politikui, norėčiau išgirsti jūsų išvykusių žmonių, kuriem tikrai aktualiausias šitas klausimas turbūt dviguba pilietybė. Tai kuris pirmas galit pasisakyti, prašom, Vytautai. Mes pradėsiu, iš tikrųjų, tai pastebėm ir tai, jog būtent netikėtai buvo iškeltas klausimas dėl dvigubos pilietybės, kaip ir minėjot, kai turėjome kartelės mažinimą, iš tikrųjų, kaip aš mačiau užsienyje, tas klaida ir iš tikrųjų yra maža. Kaip matau dabartinių klausimų, iš tikrųjų agresyviai yra pateikiamas tas klausimas, būtent ir maždaug, kad jūs balsuokite taip. Bet čia būtent ir iš tikrųjų tų dilemų ir klausimų kyla dėl, ar iš tikrųjų mums to reikia. Ir iš tikrųjų, nes mes turime puikių įstatymų, tai yra paso įstatymą mes turime, kur suteikia irgi ten visas teisės įgyti Lietuvos pasą, nes dabar realiai ta nežinomybė mumis būtent ir skaldo, nežinome kaip balsuoti, už ką balsuoti, būtent dėti taip ar būtent dėti ne. Tai daugumai turbūt užsieniečių irgi aktualus tas klausimas, nes vėlgi ta retorika balsuokite už, tai iš tikrųjų dalį žmonių atitraukia. Tai čia ir klausimas būtų jums, kaip jūs manote? Čia, žinokit, labai panašus su priverstiniu gydymu. Labai daug sąsajų matosi, tai gal, gerbiamas Nagli, tarkit žodį, kaip jums atrodo, kodėl būtent taip, kodėl taip viešinamas stipriai mūsų sisteminės žiniasklaidos ir ar tai reikalinga? Aš manau, kad čia tas vadinamas pseudoelitas Lietuvos, ta grupuotė, kuri valdo Lietuvą, jie su savo tais gudragalvėjimais patys savo užrišo kojas. Ir čia dabar, aišku, gadina gyvenimą 100 000 lietuvių, kurie yra užsienį. Kaip tas atsitiko? Konstitucinis teismas vienu metu konservatoriai su socdemais pagamino tokį konstitucinio teismo įstatymą, kurio esmė yra tokia: nesvarbu, kas parašyta įstatyme, nesvarbu, kas parašyta konstitucijai, jeigu 9 konstitucinio teismo teisėjai nusprendžia, kad yra kitaip ir bus kitaip. Ir visi privalo to kitaip laikytis. Jiem reikėjo paksą pašalinti, reiškia, ir tas konstitucinis teismas priėmė tokią normą, kad jeigu pašalinamas prezidentas apkaltos būdu, tai jis netenka galimybės visam gyvenimui būti renkamu, kandidatuoti prezidentus, kandidatuoti Seimą ir savivaldybės tarybą. Tai nors nei įstatymė, nei konstitucijų nieko panašaus nebuvo. Tai lygiai tas pats, reiškia, toks Lietuvos valdymas per konstitucinio teismo išaiškinimą įvyko ir su lietuviais, kurie yra dabar emigravę. Konstitucijoje parašyta, kad pilietybės įgaunama ir netenkama tam tikrais atskirais atvejais. Tai tie, kurie rašė, patys tie žmonės, kurie kūrė konstitucijos projektą 90-91 metais, jie savo atsiminimuose rašo, kad jie šitą straipsnį suprato taip, kad jeigu kyla problema, tą problemą išsprendžia, sakykime, migracijos departamentas.
Kyla lietuviui gyvenančiam Argentinoje, Norvegijoje, Anglijoje, jo vaikams, reiškia, kyla problema dėl pilietybės. Jie, pavyzdžiui, išsaugoti, reiškia. Ir sprendžiama arba įstatymė nustatytų atveju, arba migracijos departamentas įsprendžia. Piliečio naudai, valstybės naudai. O Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad žodis atskirais reiškia super retais atvejais. Ir sukūrė štai šitą nesąmonę, kurioje mes dabar murkdomės jau antras referendumas. Jie priėmė tokį sprendimą, realiai atėmė iš 100 000 lietuvių, reiškia, kurie pilietybę įgavo gimdami, atėmė iš jų pilietybę tais atvejais, jeigu jie priima kitos šalies pilietybę. Žiūrime tą patį Izraelį. Reiškia, Izraelio pilietis gali turėti 20 pilietybių. Svarbiausia, kad jis būtų lojalus Izraeliui, mokėtų tam tikrą, reiškia, mokestį, nežinau tiksliai kokį, reiškia, ir kad jisai reikalui esant, būtų, jeigu jį pašaukė, jis atliktų karinę tarnybą. Tai aš ir galvoju, ar čia nėra dėl karinės tarnybos, kadangi Lietuvoje tikrai daug emigravusių žmonių, nebus taip, kad prasidėjus čia karui visi jaunimas ir karinio amžiaus žmonės privalės grįžti. Bet aš nesiūlau Izraelio modelio. Aš tik norėjau pasakyti, kad kitos pasaulio valstybės, reiškia, nedaro iš to dramos. Iš tų situacijų nedaro dramos. Šitą nesąmonę, šitas referendumas yra nesąmonė, jo formuluotės yra nesąmonės, nes formuluotės yra nesuprantamos. Aš pats skaičiau 10 kartą formuluotę, aš garbė žodis nežinau. Tai kaip man balsuoti, reiškia, jeigu aš noriu, pavyzdžiui, kad lietuviai priėmė kitos šalies pilietybę ir saugotų pilietybę, reiškia, arba jos netektų. O tai kaip čia taip balsuoti, už ar prieš? Tai šitą nesąmonę sukūrė politikų klanas su Teisėsaugos partija, profesorius Vytautas Landsbergis, kada jis buvo opozicijoje ir jis skriaudė teisėjai, pavadino teisėjus, ne teisėjų mafiją, teisėjų partiją, kad Lietuvą valdo teisėjų partija. Tai štai šita teisėjų partija per Konstitucinį teismą priėmė išaiškinimą Konstitucijos, kuris dabar mus verčia eiti tą kvailą referendumą, nes kad ir kaip mes balsuotumėm, už ar prieš, joks sprendimas nebus priimtas, nes pagal kitą Konstitucijos straipsnį, tam, kad sprendimas taptų privalomas, turi ateiti daugiau negu 50% Lietuvos gyventojų ir Seime net negalima pataisyti šito punkto. Ir, reiškia, balsuoti turi 50 + 1 Lietuvos gyventojas. Ne atėjęs 50 + 1, bet viso. Tai reiškia, nebus jokio sprendimo. Jis nebus šitas referendumas, reiškia, įvykęs. Ir tai jie puikiausiai žino, todėl jie jo niekaip nereklamuoja, nes tai yra didžiulė Lietuvos pseudoelito gėda. Čia jį stūmė su vieno žodžio kvailų Kai aš sakau atskiras, kai mes visi kalbam atskiras atvejis, ar tai tikrai mes visada turim galvoj ypatingai retas atvejis? Filologai juokiasi, lietuvių kalbos žinovai juokiasi iš Konstitucinio teismo. Ne, tuo metu valdant Lietuvą elitui reikėjo būtent taip išaiškinti. Ir tai padarė tas pats kuris, reiškia, mano galva, neteisėtai nušalino, reiškia, neteisėtai priėmė sprendimą, kad Paksui uždrausta visą gyvenimą kandidatuoti į tos renkamas pareigas. Tai čia tas pats kuris štai sukūrė šitą mechanizmą, padarė mus visais įkaitais ir mes dabar su kiekvienais rinkimais vis tą referendumą kankinsim. Bet man vis tiek norisi jūsų paklausti kaip ilgamečio politiko. Kodėl dabar užsidegė būtent tas klausimas? Būtent dabar, kodėl jo taip prireikė? Aišku, mes turim gerą žiniasklaidą, per kurią žinom. Gal ir gerai, kad ta žiniasklaida nėra tokia neutrali, nes mes dabar labai aiškiai žinom, kas naudinga jiem ir kas naudinga mum. Tai šiuo atveju labai ryškiai matosi, kad jiem tai labai naudinga. Ir jūsų ir klausiu kaip ilgamečio politiko, kodėl taip staigiai ir karinė padėtis ant nosis ir būtent užsidegė dabar šitą? Nemanau, kad čia susijęs su karinė padėtim, manau, kad tai susijęs su realiom tikrų gyvų lietuvių problemom, kurie, reiškia, iš kurių buvo atimta pilietybė užsienyje. Dėl to, kad jie priėmė kitos valstybės pilietybę ir kaip mes skaitėm spaudoje, kai kuriem jum pilietybę atima jiems nežinant. Aš manau, kad jie pradėjo sakyti, tai klausykit, Lietuvos valdžios atstovai, ką jūs čia darot, ką jūs čia sukūrėt, kokią jūs čia nesąmonę padarėt. Ir dabar mūsų valdžia nori taisyti, bet jinai negali taisyti niekaip kitaip, tik per referendumą, o referendumą laimėti neįmanoma. Todėl, kad vienas dalykas tiek neateis, antras dalykas tiek nebalsuos. Pas mums 40% vos. Tai, Žilvinai, kaip darom, ar jūs dabar, ar išklausom... Tai duokit trumpai, aš tada pasakau. Okupacijos sąlygom, kokiam, reiškia, dabar yra Lietuva, jokie demokratiški, reiškia, laisvi rinkimai aplamai, reiškia, iš principo neįmanomi,
Nes nuo okupaciniai kariuomeniais, reiškia, esančia ir kada, reiškia, neturim, reiškia, ne savų žiniasklaidos priemonių, visos, reiškia, yra užsienio kompanijų, kada bankai kišasi, reiškia, rinkimus, kokie ten laisvi gali būti, vas, matom, reiškia, jokių demokratinių rinkimų nėra, tai yra kiekvienam akivaizdu. Tai va, tai reiškia, jie yra, reiškia, ir buvo klastojami, ir bus klastojami, kol, reiškia, šita sistema, reiškia, tokia bus. Tai va, reikalinga, aš manau, kaip tik tai, reiškia, aš kaip maniau, reiškia, boikotuot, reiškia, tokius rinkimus, kada yra okupacijos sąlygos. Bet dabar nusprendžiau šios rinkimus, reiškia, vis dėlto, kad atsirado, reiškia, kandidatas vienas, kuris išsiskyrė iš tos 8 žmonių, reiškia, minios, tai Eduardas Vaitkus, kuris, reiškia, kalba apie tai, kas yra iš esmės, reiškia, apie okupaciją, kalba apie okupacijas nekalba, bet kalba apie tai, kad, reiškia, reikia žmonėm patiem duoti sąlygas apsispręsti ir kad patys žmonės nuspręstų, reikalinga NATO ar nereikalinga, Europos Sąjunga reikalinga ar nereikalinga. Kitaip sakant, perimti tą valstybės valdymą. Nu, tai va sutinku, reiškia, tada įsijungti, reiškia, ir pamėginti, reiškia, prisidėti prie viso to dalyko, nors, asmeniškai, jeigu pasakau, reiškia, aš netikiu to dalyko. Ko gero, kad, reiškia, prapusim tą visą reikalą, bet, va, artėja Seimo rinkimą, ant Seimo rinkimų dar galima pasiruošti. Tai, va, kas liečia, reiškia, pačius tos, va, rinkimus, tai, va, siūlau, reiškia, balsuoti už Vaitkų, o referendumas dėl pilietybės, reiškia, boikotuoti, reiškia, iš vis, reiškia, išbrauk, sugadinti, reiškia, tą biuletenį. Kitą aš variantą nematau, nes tai yra tas, va, reiškia, klausimas, tai yra pražūtis Lietuvai. Bus taip spąstai. Taip, leiskim patiem emigrantam išvykusiam iš Lietuvos savo nuomonę pilnumo išsakyti, tai prašom. Jo, tai iš tikrųjų gal tos diskusijos kaip kyla, tai ir daugiau ir klausimų atsiranda. Tai vėlgi, galbūt ar čia susiję su karinė padėtim, žiūrėkit, jeigu, ta prasme, įveda tą dvigubą pilietybę, ar užsienyje įgyjus kitą pilietybę nebus įmanoma pasikeisti jos? Viskas, aš ne lietuvis, aš ten koks anglas ar norvegas. Čia ir kyla va klaustukų, kam tas reikalinga. Antras dalykas, galbūt čia kaip ir šitais Donaldo Trumpo būtent politika ir kaip Bidenas daro, jog, žiūrėkite, yra Meksikos pavyzdys. Bidenas priėmė 100 000 meksikiečių tam, kad galėtų jie balsuoti. Ar negali būti toks dalykas, jo konservatoriai lygiai taip pat būtent siekia tuom referendumu pritraukti daugiau tų žmonių, tai yra tenais, galbūt ten Ukrainos, galbūt tenais ten kitų tų šalių, tiesiog, kad balsuotų už juos, nes jie inicijavo šį referendumą ir tiesiog tuom pasakydami, kaip balsuotum. Nes čia vienas iš pavyzdžių yra Amerikos. Tai va tokie klausimai irgi kyla emigracija. Tai va gal kažkokie jūsų... Iškart, jeigu galima įsiterpti, reiškia, Šimonytė elektroniniu būdu balsuodama jau pasinaudoja, reiškia, ukrainiečių balsais. Va, apie tai, reiškia, eina kalba, kad, reiškia, jau tas, reiškia, įvyko. Per vieną dieną surinkta, reiškia, visi balsai. Ne, jūs klystat, ne ukrainiečių balsais pasinaudojo, o konservatorių balsais, žmonių dirbančių elektros pusiau valstybinėse, pusiau privačiose imperijose ir Vilniečių balsais. Tai dar stebėtinai mažai balsų jinai surinko. Ukrainiečiai negali niekai balsuoti, nes jie negali prie tos sistemos prisijungti, nes jie neturi Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodo. Tai Šimonytė, nenuvertinkim Vilniečių, kurie keturlinki keliais atšliauš balsuoti už konservatorius, ir nenuvertinkim energetikų imperijos, kurią valdo Rokas Masiulis ir konservatoriai. Grįžkim atgal prie referendumo klausimo. Rankų miškas, Vygitas, matau, kelia ranką. Nepasinaudo administracinių resursų. Aš į visą šitą reikalą pažiūrėčiau taip. Konservatorių reitingai yra smarkiai kritę. Ir kas gali paneigti, kad tas dvigubos pilietybės referendumas reikalingas tam, kad jam įgauti papildomą elektoratą gyvenančiam užsienį. Sakykime, dabar neišimtas, kad Jungtinėje karalystėje, Amerika ir kitose šalyse yra
nemaža diaspora lietuvių, kad jie jau yra netekę Lietuvos pilietybės, bet jie norėtų susigražinti. Čia vyksta diskusijos, jungiasi į pasaulio lietuvių bendruomenę, žmonės iš Argentinos, iš kitų šalių, vienu žodžiu, jie diskutuoja apie klausimą. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, mane kas taip stabdo, tai yra labai agresyviai peršama ta nuomonė, kad reikia būtent balsuoti taip. Dabar dar vienas dalykas, kas inicijavo tą pasiūlymą, inicijavo konservatoriai. Prieš tai jie buvo labai priešingai nusistatę už dvigubą pilietybę. Kažkas tai įvyko, kad jie taip staigiai pakeitė savo nuomonę ir dabar agituoja žmonės, kad jie balsuotų už šitą referendumą. Tikrai taip. Ačiū Jums. Nerijus, mačiau, kėlė ranką. Tai vienu žodžiu, jo, teisingai, ten tikrai nėra aišku, nes ten parašyta, ten konstitucijos ir taip toliau. Mes čia jau su emigrantais, kurie čia gyvena Anglijoje, tai tikrai diskutavom ir mes keliam tos klausimus. Ir vat, kaip Vigitas sako, labai yra peršama. Tai vis tiek mums kyla klausimas toksai paprastas. Kodėl vat šiuo ir dabar metu prireikia taip greitai? Ir visur sklendžia tą informaciją, balsuokit. Jeigu prisimenat 2019 metais, juk patys priešinus konservatoriai nenorėjo. O dabar staiga ir panorėjo. Tai kyla klausimas, tai palaukit. Kiek mes dabar daleiskim yra privažiavusių Lietuvoje ukrainiečių? Bandau pažiūrėti dabar čia greitai, jeigu nemeluoja ta statistika, tai 85 liktai tūkstančių, jeigu čia tiksliai rašo, gal čia klaidina mane, ne? Tai įsivaizduokite, jeigu ukrainiečiai turėtų tokią galimybę įsiimti Lietuvos Respublikos pasą, tai jie galėtų jau ir balsuoti. Na taip, jeigu asmens kodą gautų, ta prasme, piliečio dokumentą, tai taip. Ar nėra toksai, irgi galim būti toks variantas, kažkam prisidėti prie savo taškų, kaip sakant. Tai čia Nerijui. Ir daleiskim Anglijoje, aš tada pasižiūrėjau statistiką, čia Jungtinė karalystė, Anglijos lietuvių bendruomenė yra prisiregistravusių 10 462. Tai aš manau, dar tų skaičių kils, bet jo, ir manyčiau, kad aš šiaip savo, aš asmeniškai, tai tikrai nelabai pritarčiau šiuo momentu, nes tai nėra aiškiai, ryškiai išdiskutuota ir paaiškinta mums kaip gal emigrantams, gal ne tik mums, bet ir kitiems Lietuvos gyventojams, gal čia būtų nauda. Aš tikrai nenoriu galvoti, kad tai blogai yra labai, gal kai kuriems būtų pliusas, aš kaip tokį pavyzdį, daleiskim, gal čia taip būtų taip negražiai, bet jeigu tu esi nusikaltėlis, turi, daleiskim, čia tokia mano tokia, aš turiu ir anglišką, ir lietuvos. Jeigu tave ieško, gaudo, bet tu parodai angliškus, tai tu ir esi laisvas jau tada. Čia yra toks, yra kažkam pliusai, kažkam minusai. Bet čia jeigu taip žiūrint į tą politiką, sistemą, tai aš manyčiau, kai ukrainiečių, kai mes šiuo momentu daug turim, tai aš manyčiau, kažkas tai stengiasi susirinkti daugiau savo taškų. Dėl to taip čia labai staigiai ir skubiai susisgribta. Čia yra mano nuomonė, tai aš nežinau, gal kas nors gali papildyti.
Taip, Vytautai. Trumpą repliką, iš tikrųjų pritarčiau gal Nerijui, nes iš ko jisai sprendžia, žiūrėkit, neatmeskit tokio dalyko, nes būtent kodėl taip staigiai prireikė, kadangi šiuo metu iki šio momento yra visam pasaulyje, stebint pasaulio lietuvių bendruomenės statistiką iš ambasadų, kiek yra prisiregistravę lietuvių, yra 60 000 lietuvių, tai yra ganėtinai mažai. Žinoma, ta tendencija šiek tiek pakils ir bus daugiau negu praeitais metais, praeitą kadenciją, bet vis tiek yra mažas skirtumas. Tai va čia kyla dilema. Jeigu mūsų mažai ir ta prasme klausimas tas toksai nėra to aktyvumo žmonių, tai kam jisai reikalingas? Ar nereikalingas būtent užsienio lietuviams, būtent kad lengviau palengvinti lietuvių pasą gauti? Galbūt kam reikia iš mūsų lietuvių, tai yra tikrai nėra didelė ta dalis, nes pagal statistiką, kaip lietuviai balsuoja, va būtent tai ir parodo. Tai va būtent tos dilemos, tie klaustukai ir nežinomybė va čia yra, nes nėra išdiskutuota ta tema. Tai būtent kam tas reikalingas, kodėl tokiu greičiu daroma. Ir va čia ir yra didžiausia problema, ko nenori matyti Lietuvos ten politikai ir tiesiog buldozeriu bando tai prastumti. Ar pasiseks? Mano asmeninė nuomonė tikrai ne. Kaip gerbiamas Naglis sakė, iš tikrųjų turi būti virš 50+1%. Tai be abejo, jeigu tokiu tempu einant, tai manau, kad iš tikrųjų tas nepavyks. Tik tais klausimas, kam tai reikalinga o čia ir didžiausia diskusija yra. Viskas priklausys, ar bus pajungtas Maksimos, alus ir skalbimo milteliai. Ir kiek dienų dar truks? Nepadės. Ne, greičiausiai nepadės. Taip, iš jūsų pusės dar, iš emigrantų dar turit kažką ta prasme, savo konkrečią nuomonę. Gal Paulius kažką norėtų? Ja. O, Vigitas grįžo. Taip, klausom. Gerai, Vigitai, įsijunkit mikrofoną, Vigitai. Mikrofoną, Vigitai. Jo, žinai, tokia biškį trumpą pašmaikštauti norėjau. Visas šitas reikalas kvėtų putelė, tik tai skalbimo miltelių arba alaus putelė. Tai jo, ką tik Žilvinas tą patį ir pasakė. Taip, Pauliau, klausom jūsų. Kad žinokit, nebenoriu čia kartotis, kad visi klausimai tokie patys buvo, kas jau išdėstyta. Kodėl, jeigu kas atsakytų į tą klausimą, kodėl dabar, aš atsakyčiau, ar reikia ar nereikia, žinai, nes iš tikrųjų, jeigu kaip man, pavyzdžiui, mano 2 vaikai yra gimę Anglijoje, jie iš karto gauna anglišką pasą, jie turi ir Lietuvos pasą, ir netgi mes susisiekėm su Lietuvos ambasada ir paklausėm, ką daryti, žinai, kaip skrendant į Lietuvą. Tai buvo šviesiai tiesiai pasakyta. Į Lietuvą skrendė su anglišku, iš Anglijos, iš Lietuvos su lietuvišku. Ir viskas. Iki 18 metų, kada sueis, ir tada gali vaikas pasirinkti, kokią pilietybę jis nori. Ir čia daugiau nėra ko pridurti. Aš nežinau, kodėl dabar taip tiek metų nereikėjo niekam, o dabar labai susgriba išstumti tą klausimą ir labai stumia tą klausimą. Supratau, Pauliau. Matot, jeigu norėtumėt sužinoti, kas už to slypi, tai turėtumėt būti labai geras draugas su ponia Šimonyte. Galbūt ir pasakytų, bet ir tai čia turbūt kažkas tai labai slapto jų. Mes dirbame jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV Eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.